O, koks vėjas. Reinis Fiera paplūdimys. Matau, kad labai stiprios bangos. Labai fainas, gražus paplūdimys, bet jį smagu nueit pasižiūrėti, kai geras oras. Ir kai mažas bangos yra. Ir jos matyti nori į viešbutį. O svarbiausia yra šiandien kavos puodelis. Chebra laukia, o aš skubu pas juos. Ir šiandien oras islandiškas, kaip visada. Su lietaus dalele. Toks įdomus šešėlių debesies ir šviesos žaismas duoda gražius vaizdus, mistiškus. Ir vėl mane kažkur tai neša. O iš ten pėdinu ir labai smagu, šilta, sąlyginai 9 laipsniai, truputį lyja lietus. Svarbu nepradėti mekenti. Ką aš jums parodysiu. O taip stovi kieme prie tokio trako ir skaitai, kas tau parašyta. Faka far. Tai yra toli toli. Tau, kaip sakyti, toli toli. Yes, tai. Reinis Fiera paplūdimys. Šiandien ramus, gražus oras. Bangų beveik nėra. Ir kažkas skraidžioja su parasparniu.
Isafjorduras ten. Čia aš irgi kažkokiam fjordurė ir dabar nežinau, nepamenu. Čia vienu fjordurai, visur fjordurai. Tai vat važiuosim ten, toks matosi tuneliukas per kalną ir po to grįžti čia atgal. Oras islandiškas, kaip visada. Kučkis jums. Jo, atėjau ir rupus miltai ne iš tos pusės. Ai, pats grožis va ten yra, iš to kranto žiūrėk, reikia aplink važiuoti. Apie 20 km gal. Mylimoji, išplaukiau į tolimą jūrą ir nežinau, kada grįšiu. Arba gal dar einu kavos pagerti. Ten vat yra dar pusryčiai, laukia. Stikirholmur. Tai beras vadinasi miestelis. Tokiam iššulio pakraštyje. Čia viešbutį ryte atėjęs pusryčiaut, mergina klausė manęs angliškai, koks numeris. Sakau, nepamenu, koks kambario numeris. Tai sako, koks vardas. Aš sakau, Robertas. Tai žinau tada, prakalbu lietuviškai. Smagu. Klausi, kiek čia laiko gyveni, ar neliūdna čia gyventi tam kaimeliui? Oi, nesako, kaip tik man patinka. Geriau nei Reikjavikas. Nu, gal, kaip kam. Snukutis toks raudonas.